pats šitas pavadinimas, jisai aišku gali atrodyti ne visiškai tinkamas, jis gali kelti tam tikrų abejonių ir aš pats abejoju, ar reikia tai pavadinti, ar mums dar reikia teisės su klaustuku, kadangi šitame klausime atsispindi tam tikras skeptiškumas, galbūt net pesimizmas, nes jeigu mes klausime, ar mums dar reikia teisės, tai vienas iš galimų atsakymų yra, kad jau ko gero nebereikia. Ir tada kitas klausimas, o kas tada, o kas tą teisę galėtų pakeisti, bet gali būti ir kitas klausimas, kad mums galbūt vis dėlto tos teisės dar reikia, nepaisant įvairias apraiškas teisinio nihilizmo, kurių paskutiniais metais galbūt Lietuvoje turime vis daugiau ir daugiau. Kaip išsigydyti nuo to teisinio nihilizmo, kokius receptus galima pateikti, aš nepateiksiu jokių receptų. Manau, kad svarbiausia yra pripažinti patį faktą, kad pagarba teisė Lietuvoje yra labai ryškiai sumažėjusi, jeigu dar apskritai egzistuoja. O kada tik tai pripažįstamas tas faktas, tada jau galima galvoti apie tai, ką reikėtų daryti. Pirmiausia, išsiaiškinti priežastis, o paskui ką reikėtų daryti. Aš bandysiu pailiustruoti vieną paprastą mintį, kad teisė tai yra mūsų bendras interesas, ir man atrodo, kad šitas nuo kurio yra svarbiausias dalykas, kurio svarbą mes vis mažiau suvokiame arba vis mažiau pripažįstame. Deja, bet aš manau, kad taip yra. Ir aš pabandysiu tą tezę pailiustruoti, kitaip sakant, gal nebūsiu visiškai akademiškas, mokslininkai paprastai bando ką nors įrodyti, bet yra ir kitas dalykas, galim pakeisti vieną raidę į dvi šitame žodyje ir kai ko nereikia įrodinėti arba nereikia bandyti įrodyti, galima tiesiog parodyti. Tai aš pabandysiu tiesiog pateikti kai kurios pavyzdžius, parodydamas, kad tos teisės mums reikia vis mažiau. Tai aišku, jeigu mes kalbam apie teisinį nihilizmą, tai šiandien Lietuvoje, turbūt bet kurioje auditorijoje jau kaip privalomas dalykas yra reikia pradėti nuo garliavos, ne? Tai aš šitoj vietoj susilaikysiu, aš tik tai galiu pasakyti, kad taip kaip ir visi teisininkai, kuriuos pažįstu, manau, kad teismo sprendimas yra nevykdomas, visiškai atmetu tą tezę, kaip teisininkas atmetu tą tezę, kad sprendimas yra vykdomas. Manau, kad čia yra nesusipratimas taip sakyti, aš bent nepažįstu nei vieno teisininko, kuris galvotų, kad sprendimas yra vykdomas. Dar labiau atmetu tą tezę, kurią pasakė Seimo pirmininkė, jau pakartojusi ir šiek tiek pašvelnindama prezidentės tezę, kad sprendimas yra vykdomas, bet švelniai. Tai aš nežinau, kas tai yra švelnus sprendimo vykdymas, grubus, šiurkštus, apyšvelnis ir panašiai. Man tai tiesiog atrodo, kad mūsų politikai kartais sugeba inscenizuoti seną sovietinį anekdotą apie majorą, kurio buvo paklausta, ar krokodilai skraido, ir majoras, aišku, atsakė, kad krokodilai neskraido. Tai kareivis majorui su gudria šypsenėlė pasakė, kad Leonidas Iljičius, jeigu jūs žinot, kas buvo Leonidas Iljičius, tai pasakė, kad skraido, ir majoras tada pasakė, na taip, skraido, bet labai žemai. Tai man atrodo, kad politikai kartais netyčia savo pasisakymais inscenizuoja tuos senus anekdotus, kuriuos mes buvome primiršę. Kita teisinio nihilizmo apraiška arba kita situacija, tai yra situacija su vadinamaisiais neringos boteliais. Apie tai irgi mažai kalbėsiu, tik tai aš nežinau, kodėl mes juos vadinam boteliais, nes kiek aš suprantu, būtent boteliai ten ir nebuvo pastatyti. Mes visą laiką, mes pripratom prie tam tikrų štampų ir bet kuris laikraštis rašo, bet kuris portalas rašo, kad yra ginčas dėl neringos botelių. Bet botelių, kaip aš suprantu, ten būtent ir nėra. Yra teismo sprendimas, pagal kurį tam tikri statiniai, turbūt gražus ir patogus ir jaukus ir ko gero brangus statiniai, bet jie turi būti nugriauti ir tas sprendimas yra nevykdomas štai jau metai. Ir mes vietoj to girdime vyriausybės ir netgi premjero kalbėjimą apie tai, kad galbūt reikia susitarti. Tai aš noriu pasakyti, kad Konstitucija yra toks 29 straipsnis įtvirtinantis visų asmenų lygybės įstatymui principą. Tai jeigu taip, tai galbūt vyriausybė, o ne tik vyriausybė, gal ir kitos institucijos, kada nors kitose bylose irgi galėtų bandyti susitarti su pažeidėju, su asmenim, kurį pažeidėju pripažino Lietuvos Respublikos visi teismai, visų instancijų teismai. Tai jeigu lygybė, tai lygybė. Tai tegul būna tariamasi visose srityse, visose bylose dėl visų sprendimų. Ir man atrodo, kad tada mes iš tikrųjų galime kalbėti apie tai, kad teisminės valdžios tokiu atveju Lietuvoje praktiškai neliktų, arba jos sprendimai būtų visiškai nesvarbus. Miniu tik tai tokias nuskambėjusias istorijas, paskui pasakysiu ir vieną kitą pavyzdį, kurie nėra taip gerai žinomi. Tai dar viena neseniai labai garsiai skalambinta istorija yra vadinamoji renta poniai Brazauskienei. Prezidento našlės renta. Dėl to buvo kreiptas į Konstitucinį teismą. Įstatymas, koks jis bebūtų, patinka jisai nepatinka, bet šitas įstatymas nevykdomas.
Jokio teisinio pagrindo jam nevykdyti nėra. Kreiptis į Konstitucinį teismą, bandant išsiaiškinti įstatymo konstitucingumą arba antikonstitucingumą, kreiptis, žinoma, galima, Seimo nariai turi teisę tą daryti, bet jeigu kreiptųsi visas Seimas, tai tokiu atveju įstatymų galiojimas būtų sustabdytas, kaip numato Konstitucija. Bet jeigu jis kreipiasi Seimo narių grupė, vyriausybė turi vadovautis to įstatymu ir jį vykdyti. Aš to pavyzdžio neminėčiau, jeigu paraleliai nebūtų kitos istorijos. Kita istorija buvo labai panaši. Institutas kitas, čia renta, o ten pensija, bet ėjogi kalba apie valstybinės pensijos skirimą ekspremjerui Šleževičiui. Maždaug tuo pačiu metu. Tai ten buvo pasakyta, nieko negalim padaryti, mes nelabai norėtumėm jam skirti, bet mes į tą pensiją turim skirti, nes to reikalauja įstatymas. Štai jums dvi situacijos, kurios yra labai panašios, bet vienoje situacija yra pripažįstama, kad reikia vykdyti įstatymą, patinka jisai ar nepatinka, kitoje situacijoje yra laikoma, kad ne, mes nevykdysim, mes truputėlį čia ieškosim kelių, kokiu būdu iš tos situacijos išeiti. Galima paminėti dar kai kurios kitus pavyzdžius, kai iš tikrųjų taip pat nihilistiškai į teisę žvelgia ir teismai. Tai aš neatsitiktinai atkreipiau dėmesį į notarus. Kai kurie pavyzdžiai yra labai tiesiogiai susijęs su notariato institutu. Nebuvo spaudoje apie tai daug rašyta, bet viena istorija yra ganėtinai skandalinga, aš sakyčiau. Kai prokuratūra, policija, o galiausiai ir teismai, ir ne vienos instancijos teismai, palaikė nuostatą, kad reikia padaryti kratas kelių notarų biuruose. Ir tos kratos buvo padarytos ieškant tam tikro asmens testamento. Asmens, kuris buvo įtariamas vienokiu ar kitokiu nusikaltimu. Aš suprantu, kad testamento nebuvo rasta, nes jo ten ir negalėjo būti. Ir buvo ieškoma ne vieno, o kelių notarų biuruose. Tai teismai šiuo atveju paprasčiausiai blefavo. Teismai citavo labai išradingai baudžiamojo proceso kodeksą. Iš 5 straipsnių dalių pacituoja 4, kurios neturi ryšio su ta situacija, o 5, kuri turi ryšio su ta situacija, teismai paprasčiausiai nutyli. Galėčiau daug plėtotis apie tai, bet noriu pasakyti taip, ne tik tai politikai taikant teisę nihilistiškai ją vertina, nihilistiškai ją žiūri, bet tą dėja daro ir teismai. Ir čia galima paminėti ir paskutinį pavyzdį, tą irgi nemažai aptarinėjama, pavyzdį iš bylos, kuri paprastai vadinama savišaudė į savus. Aš neskaičiau bylos ir negaliu spręsti, ar viską gerai padarė prokurorai, ar iš tikrųjų yra tinkama veikos kvalifikacija, galbūt ir ne. Bet bent jau iš to, kas yra apie tai pranešta žiniasklaidoje, aš manau, kad teismas pasielgė, švelniai tariant, pagal tokio Unterio Prišibėjevo receptą. Jeigu kas skaitėte Čechovo tokį puikų apsakymą apie Unterį Prišibėjevą, jis taip ir vadinasi Unteris Prišibėjevas. Tai tas personažas, taip pavadintas, jisai kabinėdavosi prie žmonių, jis buvo labai žemo rango pareigūnas kažkur kaimelyje, jis kabinėdavosi prie žmonių, kodėl žmonės vakarais žibina žiburį. Nes nėra įstatymų, kuriame būtų parašyta, kad galima vakarais žibinti žiburį. Kodėl jie vaikšto būriais? Nes tokio įstatymo nėra. Kodėl jie dainuoja dainas? Nes nėra įstatymų, kur būtų parašyta, kad leidžiama dainuoti dainas. Tai štai pagal tą Unterio Prišibėjevo receptą dėja pasielgia ne vienas Lietuvos teismas įvairiausiose situacijose, kai įsikabina paragrafą, įsikabina raidės ir nežiūri į esmę. Šiuo atveju teisėjas nusprendė, kad tai, kas buvo pasakyta, tai yra ne teiginys, o tik tai nuomonė. Netvirtinimas, o tik tai nuomonė. Na, man tai atrodo kaip teiginys. Bet ne su šituo teismu tai prasidėjo. Tai prasidėjo prieš 14 metų. Tas kabinimasis į raidę, tas toks grinai formalistinis požiūris į teisės tekstą atsirado gerokai anksčiau ir teismų praktikoje. Aš bent įsiečiau su visai kita byla, kurią jau visi seniai užmiršo. Byla buvo turbūt kokiais 1996 metais, kai vienas politikas pasakė frazę, garsią frazę, prasidedančią žodžiais, kas gali paneigti galimybę, kad. Prisimenu. Ir tada teismas net paskyrė filologinę ekspertizę ir toks pats siauro žvilgsnio, kad nepasakyčiau nepagarbiau, filologas atliko ekspertizę ir nustatė, kad jeigu sakinio pabaigoje yra klaustukas, vadinasi, tai neteiginys. Tai šito keliu eidami mes galime vienas apie kitą klausinėti pačių bjauriausių dalykų. Ir sėti kokius tik tai norime įtarimus. Šitą kada nors reikėtų sustabdyti, bet kadangi tada visi akceptavo tą teiginį, visuomenė akceptavo šitą teiginį, visiems labai patiko, kad taip gudriai galima apkaltinti ir likti švariams. Spauda palaikė. Tai mes tuo keliu ir nuėjome. Ir nuėjome ten, kur dabar esame su
vadinamąją savų šaudimo į savus bylą. Ne tik tai teisės taikymo srityje mes matome to nihilizmo apraiškų, mes matome gausybę teisinio nihilizmo apraiškų taip pat ir teisėkūroje. Tiesa, dabar yra rengiamas ir neparengiamas toks keistas įstatymas, vadinasi teisėkūros pagrindų įstatymas. Jame yra daugybė keistų dalykų, naivių dalykų. Įsivaizduojama, kad jisai išspręs viską. Iš tikrųjų, popieriuje tai atrodo galbūt ir gražiai, ir patraukliai, bet jeigu ten yra numatomi tam tikri principai, tame įstatyme, kuris štai jau porą metų tas projektas vaikšto iš Teisingumo ministerijos ir vyriausybės į Seimą ir atgal, Seimo valdyba ten yra darbo grupė sudariusi, kuri turi įvertinti ir pataisyti tą projektą. Bet net nesant įstatymo, jeigu tame projekte įtvirtinti tam tikri principai, tokie, kad teisėkūra turi būti moksliška, kad jin turi būti pagrįsta, kad jinai turi būti planinga, kryptinga ir taip toliau, tai ar nors vienas iš tų principų buvo prisimintas praėjusių metų gruodį, kai buvo skubiai daroma antroji mokesčių reforma. Pirmoji mokesčių reforma, ta 2008 pabaigoje, aš galiu suprasti, ne tai, kad pateisinti, bet suprasti, kad buvo nauji biudžetiniai metai artėjo, buvo vienos vyriausybės kažkoks palikimas, nauja vyriausybė, naujas Seimas, ten galbūt galima kai ką paaiškinti, jeigu ir nepateisinti. Bet antrosios reformos, kuri tiesą sakant baigėsi, atrodo, šnipštu arba baigsis šnipštu, jos pateisinti turbūt neįmanoma. Visuomenė yra sukiršinama, sukeriamas didžiulis erzelis dėl to, ką iš ko galima dar būtų paimti. Tas erzelis keliamas, tiesą sakant, net naudojant labai įžeidžius argumentus. Aš niekaip negaliu pamiršti, pavyzdžiui, Seimo nario Matuzo argumento, kai jisai aiškino, kad turės būti apmokestami ir brangus butai, kurie įsigyti už paskolas, nes, čia įsiklausykim, kas buvo pasakyta ne vieną kartą per įvairias žiniasklaidos priemonės, nes paskolos paprastai maskuoja šešėlinės pajamas. Tai uždrauskite bankus Lietuvoje. Tai uždrauskite kreditavimą. Iš principo. Aš tai galiu priimti net kaip asmeninį įžeidimą, nes irgi esu paėmęs paskolą ir įsigijęs būstą. Bet neslepiu jokių šešėlinių pajamų. Tai šitoks, reiškia, kontekstas, šitoks visas fonas, reiškia, ir šitoks reformos darimas, jis rodo, kad paprasčiausiai į teisėkūrą kaip procesą žiūrima visiškai atsainiai. Seimo pirmininkė pasako, gerai, rytoj bus nauji įstatymo projektai. Mes pabandykime įsigilinti. Mokesčių reforma per vieną parą, tai yra per vieną naktį. Tai jeigu kas nors pyksta dėl to pavadinimo naktinė reforma, tai čia tikrai naktinė reforma. Ana pirmoji galbūt tiesiog išėjo kaip naktinė reforma, o antroji buvo praktiškai paskelbta ir suplanuota kaip naktinė reforma. Ir nieko iš jos gero kol kas neišėjo. Kitas pavyzdys. Kaip vyksta teisėkūra? Kiekvienas rašo įstatymą savo. Prokurorai pasirašė įstatymą savo, aš netrukus tai paminėsiu. Jeigu įstatymas liečia teismus, tai aišku dalyvauja teisėjai. Jeigu jis liečia bankus, tai kadaise dalyvavo bankai, dabar šitoj situacijai bent yra šiek tiek pagerėjimo po 90-ųjų vidurio bankų krizės. Jeigu kokios nors nuostatos reikia, pavyzdžiui, Seimo kontrolieriams, tai pasirūpina patys Seimo kontrolieriai. 2007 metais Seimo kontrolieriai pasirūpino, kad į administracinių bylų teisenos įstatymą būtų įrašyta labai nedidelė išimtėlė, išlyga, kad Seimo kontrolierių sprendimų negalima skųsti teismui, administraciniam teismui. Ir net buvo paaiškinimas, aiškinamajame rašte, kurį pasirašė tuometinis Seimo pirmininkas, parašyta, kad Seimo kontrolieriai turi būti laisvi nuo bet kokios valdžios, taigi ir nuo teisminės. Gerai skamba? Laisvi nuo bet kokios valdžios, taigi ir nuo teisminės. Nu visi norėtų nuo teisminės valdžios būti laisvi. Ir buvo pabalsuota. Štai jau 4 metai, 4,5 turbūt, kai tų sprendimų negalima skųsti teismui. Tiesa, nieks per daug ir nebando skųsti teismui. Tie sprendimai, matyt, iš tikrųjų yra daugiau mažiau subalansuoti ir pamatuoti. Bet vis dėlto, kodėl, aš noriu paklausti, galima skųsti vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus sprendimus? Tai irgi institucija analogiška Seimo kontrolieriui. Tai yra specializuotas ombudsmenas. Kodėl galima skųsti lygių galimybių kontrolieriaus sprendimus, bet negalima skųsti Seimo kontrolierius? Todėl, kad lygių galimybių kontrolierė ir vaiko teisų apsaugos kontrolierė, buvusioji ir ankstesnioji, nedarė jokių žygių Seime per užpakalinės duris, kad dėl jų būtų padaryta kokia nors išlyga. O Seimo kontrolieriam tai pavyko. Štai interesų jurisprudencija arba, tiksliau, interesų teisėkūra, jos pavyzdys. Beveik viršūnė tos interesų teisėkūros yra prokuratūros reforma nuo šių metų.
Mes gerai turbūt prisimename, kai prieš kokius metus buvo kalbama, naujasis generalinis prokuroras kalbėjo, kad bus didelė reforma, prokuratūra taps efektyvi, labiau gerbiama ir taip toliau, ir taip toliau. Daug dieve, kad tai būtų. Bus sulikviduotos kaip institucijos, kaip savarankiškos institucijos apylinkių prokuratūros, dabar tas procesas jau vyksta, jos taps apygardų prokuratūrų skyriais, viskas atrodo tokia pertvarka prokurorų cecho viduje. Niekam per daug nerūpi. Bet po šitą vėliavą, kad bus reformuota prokuratūra, yra padaromos labai įdomios prokuratūros įstatymų pataisos. Aš klausiau teisėjų, aukštų teisėjų, teisėjų tarybos narių, ar jie skaitė. Jie neskaitė. Kodėl neskaitė? Todėl, kad tai prokurorai darosi savo įstatymą, teisėjams lyg tai nerūpi, jų tiesiogiai neliečia. Be reikalo neskaitė. Ten yra viena labai įdomi nuostata. Lygi šiol, lygi sausio 1 įstatyme buvo nuostata, kad generalinis prokuroras, baigęs kadenciją, turi teisę į bet kurią laisvą vietą prokuratūroje, prokuratūros sistemoje. Kas yra protinga ir teisinga, nereikia išmesti buvusio kadenciją baigusio generalinio prokuroro iš sistemos. Jo patirtis, jo žinios gali praversti visai sistemai. Naujojoje redakcijoje parašyta truputėlį kitaip. Nebebuvęs generalinis prokuroras, nebe kadenciją baigęs generalinis prokuroras, o buvęs generalinis prokuroras. Buvęs, galbūt jisai savaitę buvo, galbūt jisai buvo ir turėjo išeiti dėl to, kad su darbu nesusitvarko. Žodis buvęs yra labai talpus. Kad jam nebūtų labai liūdna, parašyta buvęs generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai. Tai yra 3 žmonės. 3 lengviau. Bet čia ne viskas. Kadaise Lietuvoje buvo prieš keliolika metų teismų įstatyme, kuris reguliuoja, reglamentuoja, nustato, kaip yra formuojamas teisėjų korpusas, buvo nustatyta, kad buvę prokurorai įvairūs, ne tik tai generaliniai, jie gali tokią palengvintą tvarką tapti teisėjais, jiems nereikia laikyti egzaminų. Keletą metų tokia tvarka buvo ir buvo suvokta per keletą metų, kad tas dalykas nepasiteisina, kad vis dėlto reikia nustatyti egzaminus ir buvusiems prokurorams. Nes savaime tai dar nereiškia, kad jie tinkami būti teisėjais. Aš bijau pasakyti, kada tai buvo padaryta, bet gal ponas Stačiokas ir pasakys, gal jam būnant Seime tai buvo padaryta, nebeatsimenu, bet tikslių metų nepasakysiu. Bet buvo visuotinai pripažinta, kad ta išimtis prokurorams nebuvo pasiteisimas. Tai buvo teismų įstatyme. Teismų įstatymas yra tas įstatymas, kuris pagal konstituciją turi reglamentuoti teismų sudarimą, jų darbo tvarką ir taip toliau. Tai štai darant prokuratūros reformą, ta mano minėta nuostata apie buvusį prokurorą, kuris gali užimti bet kurią kitą prokuroro vietą, jinai pakoreguojama taip ir parašyta. Buvęs generalinis prokuroras ir jo pavaduotojai turi teisę tapti, arba turi teisę užimti bet kurią laisvą vietą prokuratūroje, arba turi teisę tapti bet kurios prokuratūros prokurorų arba teisėjų. Sakau, kad be reikalo teisėjai neperskaitė projekto. Projektą pateikė Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkas, mano manimu, kaip buvęs teisėjas, ko gero jisai irgi neperskaitė, ką jis ten pateikė ir už ką pabalsavo. Manau, kad tai yra partizaninė interesų teisėkura ir pati blogiausia, pats blogiausias jos pavyzdys. Dar daugiau, prie tos nuostatos parašyta, kad jie turi teisę tapti bet kurio teismo teisėjų, be egzaminų, ir dar pridurta, ir be atrankos. Ką čia kalbėti apie prezidento įgaliojimus? Prezidentė pasirašė. Bet ką kalbėti apie prezidento įgaliojimus? Nes juk prezidentas skiria teisėjus arba bent jau teikia jų kandidatūras. Aš nežinau, visi tie įgaliojimai šičia yra perbraukti. Tai čia vienas fokusas iš naujo prokuratūros įstatymo. Galim rasti daugiau. Prokurorui baigia kadenciją 65 metų. Išeina ir negauna jokios išeitinės kompensacijos. Čia yra įstatymų leidėjo reikalas. Čia galima apsispręsti, ar reikia jiems ką nors išmokėti prieš išeinant, ar nereikia. Dabar nustatyta, kad nereikia. Naujoji reforma įveda novelą. Bus išeitinė kompensacija prokurorams sulaukusiems 65 metų, bet tik 3 generaliniam prokurorui ir jo pavaduotojams. Ten yra dar daugiau perlų. Pavyzdžiui, generalinis prokuroras turi teisę, tiesa ir anksčiau įstatymuose tokia formuluotė buvo, bet dabar taisant įstatymą galim buvo pataisyti, turi teisę dalyvauti, parašyta, Seimo, vyriausybės, Respublikos prezidento posėdžiuose. Visuose. Kas yra Seimo posėdis, mes įsivaizduojam.
matom, žinom, kaip atrodo. Kas yra vyriausybės posėdis, net jeigu ir nematom, vis tiek žinom, kas tai yra. Kas yra Respublikos prezidento posėdis? Kaip posėdžiauja vienasmeninė institucija? Ir ką reiškia, kad prokuroras turi teisę dalyvauti? Jeigu kažkas turi teisę, čia abacėlė teisės. Jeigu kažkas turi teisę, tai kažkas turi pareigą. Tai vadinasi, Respublikos prezidentas, ar dabar prezidentė, privalo kviesti generalinį prokurorą į kiekvieną posėdį, kuris vyksta prezidentūroje. O jis turi teisę ateiti arba neateiti. Štai tokia teisėkūra. Einam toliau. Su konstitucija. Pavyzdžių galim pateikti daugybę. Prieš porą metų 40 Seimo narių pasirašo pasiūlymų pakeisti, tiksliau papildyti konstitucijos nuostatą, kuris skelbia, kad žmonės turi rinkimų teisę, piliečiai turi rinkimų teisę, papildyti ją 4 žodžiais. 4 žodžiai skamba taip. Pasinaudoti balsavimo teisę privaloma. Pasinaudoti teisę privaloma. Apie teisinę logiką nekalbu, reiškia. Jeigu tai yra neteisė, tada tai yra pareiga. Bet 40 Seimo narių deda parašus. Šeimos samprata, po to garsiojo konstitucinio teismo rugsėjo 28 dienos nutarimo, tas klausimas pasidarė labai karštas. 98 Seimo nariai inicijuoja konstitucijos pataisą, pagal kurią pagal kurią šeima būtų sukuriama sudarius santuoką. Ten porą žodžių pakeičiama, šeima sudarius santuoką. Aš tikrai nesu susižavėjęs tuo konstitucinio teismo nutarimu, būtent ne pačių sprendimų, bet argumentacija. Argumentacija, man atrodo, tikrai nėra labai stipri. Jin tiesiog nesurašyta, bet kadangi esu buvęs viduje, žinau, kaip kartais būna, kad nesusirašo kolektyviai dirbant tie argumentai labai sklandžiai. Pats sprendimas, manau, kad visiškai teisingas. Bet ten reikėjo iš tikrųjų argumentuojant pabrėžti vieną labai paprastą dalyką. Yra kitas šeimos atsiradimo pagrindas ir tas pagrindas yra gamta. Moteris pagimdė vaiką. Ir jinai su juo yra šeima. Jeigu jinai su juo gyvena, to vaikų rūpinasi, jin yra šeima. Mūsų 98 Seimo nariai, 2 parašų trūksta iki 100, tada galėtumėm vadinti juodąją šimtinę, reiškia kaip tais laikais. Tai mūsų 98 Seimo nariai įsitikinę, kad tokioms moterims, kurios neturi vyro, su kuriuo būtų formaliai santuokoje, kad joms reikia pasakyti, kad jūs su savo vaiku esate nebe šeima. Lygi šiol buvote, bet mes padarysim konstitucijos pataisą ir jūs nebebūsite. Aš neabejoju, kad kada nors bus kitas, jeigu šitas Seimas tokią pataisą priims, kad kada nors kitas koks nors Seimas tą pataisą turės vėl atitaisyti atgal, nežinau į kokią formą. Bet pagalvokim, ką galima sukurti darant šitokią pataisą. Mes sukūrėme keistą situaciją. Įsivaizduokim, tiesiog per kazusą, taip sakant, pabandysiu tą parodyti. Moteris turi vaiką santuokoje, santuoka išyro arba sutuoktinis mirė. Po to jinai susilaukė kito vaiko nesantuokoje. Po to jinai vėl ištekėjo ir susilaukė dar vieno vaiko. Tai šitas 5 žmonių būrelis, kurie darniai gražiai gyvena, vienas kitą myli, rūpinasi ir taip toliau, jų ryšiai darosi labai komplikuoti. Tie vaikučiai mokykloje turėtų sakyti, kad žinote, aš esu šeimoje, nepilnoje šeimoje, pirmasis vaikas turėtų sakyti su savo mama, pilnoje šeimoje aš su niekuo nesu, o su broliuku ir sesutė ten aš nesu jokioj šeimoje. Reiškia, pati motina būtų nepilnoje šeimoje su vienu vaiku, ne šeimoje su kitu vaiku, nors gyvena kartu ir jo rūpinasi, ir jie augina ir auklėja, ir šeimoje su 3 vaiku. Kas čia per ryšių raizgalynę, aš nelabai įsivaizduoju. Bet mūsų Seimo nariai nusprendė šitą dalyką įtvirtinti, ne šiaip įtvirtinti, konstitucionalizuoti. Na, šiemet, čia prieš porą dienų buvo rašyta, kad Seimas buvo surengęs rašinių konkursą, moksleiviai rašė rašinius pavadinimas Mano šeima. Tai čia turbūt paskutinis konkursas Seime šitokių pavadinimų, nes aš neįsivaizduoju, kas bus, kai tokia konstitucijos pataisa bus priimta ir įsigalios. Nu ir einam prie teisėkūros kulminacijos. Tai vadinasi, palaikome Vengriją. Mes žinome, kad Vengrijoje kažkas vyksta, ar ne? Vengrai priėmė naują konstituciją, prieš kurią labai daug kas protestavo. Venecijos komisija surašė labai grėsmingą nuomonę arba išvadą, dar prieš priimant konstituciją. Gausybė garsių pasaulio Europos teisininkų pasirašė internete peticiją, kreipimąsi į vengrus, nepriimkit tokios konstitucijos. Tiesą sakant, gailiuosi, kad neprisidėjau, nes per vėlai apie tai sužinojau, o kai suradau, jau buvo post factum. Bet pavardės ten yra įspūdingos ir mes kai kuriuos iš jų labai gerai pažįstam.
iš įvairių šalių žmonės siūlė Vengrai, nedarykit šito. Ir nieko bendro čia neturi su tai, kad ES bando būti viršesnė už visus. ES galiausiai pareiškė priekaištą dėl 3 dalykų. Dėl asmens duomenų apsaugos, kurie atrodo nukentės, dėl teismų nepriklausomumo ir dėl Centrinio banko nepriklausomumo. Centrinio banko klausimas ten, aišku, toks subtilus. Tautai nepatiko tas nepriklausomumas, kai jų banko vadovas gavo nei daug, nei mažai 8 milijonus forintų, tai yra 35 000 dolerių per mėnesį. Tai aišku, čia yra apie ką kalbėti. Bet dėl to nereikia aukoti viso nacionalinio banko nepriklausomumą, padaryti jo priklausomą nuo vyriausybės, nes banko priklausomumas nuo vyriausybės reiškia pinigų, potencialiai reiškia pinigų spausdinimo mašiną ir infliaciją. Tai Europos komisija pareiškė priekaištus dėl tų 3 dalykų. Galima tų priekaištų pareikšti būtų ir dėl daug kitų dalykų. Dėl vadinamo gerrymanderingo, politologai žino, kas yra gerrymanderingas. Taip, rinkimų apygardų subraukimas tokių reiškia nuo Massachusetts gubernatoriaus Jerry ir nuo žodžio salamandra, taip, gerrymandering. Kad ta apygarda gali būti tokia salamandros formos, bet užtat visą laiką joje laimės tas, kas reikia. Ten mūsų rinkėjų apygarda. Vengrija visą perbraižyta apygardomis ir perbraižyta taip, kad Fidesz partija, Fidesz, ne Fidesz, kaip dažniausiai sakoma, Fidesz, vengriškai SZ yra S tariama. Fidesz partija užsitikrina savo gerus kitų rinkimų rezultatus. Paraleliai formuoja naujas rinkimų komisijas iš vienos partijos narių. Tai irgi jų reformos dalis. Galima piktintis dėl, pavyzdžiui, individualaus konstitucinio skundo susiaurinimo, labai rimto susiaurinimo šito instituto. Galima pareikšti vengrams dar įvairius kitus priekaištus, kurie nieko bendro neturi su tuo, kas Lietuvoje apie tai sakoma. Apie tai, kad čia yra kažkokios tautinės nacionalinės vertybės ir kad santuoka turi būti sudaroma tarp vyro ir moters. Lietuvos Seime yra inicijuota rezoliucija palaikanti Vengriją. Rezoliucija irgi teisės aktas. Todėl čia apie teisėkurą kalbu. Rezoliucija, aš prieš porą dienų šioje auditorijoje sakiau ir dabar pasikartosiu. Rezoliucija man primena vieną epizodą iš knygos apie šaunųjį kareivį Šveiką, kai apie vieną žmogų buvo pasakyta taip, kad jisai visuomet atsakydavo ne į temą. Jisai atsakydavo ne į temą, jeigu jo paklausi, ar maudėtės jau šiemet upėje, jis sako, ne, bet naujasis Maroko sultonas sako labai geras žmogus. Tai mūsų Seimas atsako maždaug panašiai taip. Europos komisija spaudžia Vengriją dėl duomenų apsaugos, dėl teismų nepriklausomumo ir dėl Centrinio banko. Mūsų Seimas rašo, specialiai pasėmiau tą rezoliuciją, mūsų Seimas rašo, kad jie palaiko vengrų norą nebūti suniveliuotais, įdomu, iki kokios ribos, ir kad santuoka turi būti sudaroma tarp vyro ir moters. Nežinau, jeigu bus tokia rezoliucija, tai mes apsijuoksime. Bet mes jau vieną kartą apsijuokėm. Vėl žiūriu į notarus, nes jie labai gerai tą žino. Buvo viena tokia Seimo rezoliucija uždraudžianti notarams registruoti sandorius dėl žemės. Dėl žemės, ūkio paskirties žemės įsigijimo. Seimas priėmė rezoliuciją, nepaisant to, kad buvo pamiršęs pataisyti konstitucinį įstatymą, kuris ribojo tą žemės įsigijimą, Seimas priėmė rezoliuciją ir uždraudė notarams tuos sandorius registruoti. Vėliau tiesa, tyliai, be triukšmo, bet pataisė tą konstitucinį įstatymą, tiksliau papildė vėl, nes bet kuriam teisininkui buvo aišku, kad jeigu yra konstitucinis įstatymas, kuris kažką riboja, tai ne Europos komisija keičia Lietuvos įstatymus. Bet kas įdomiausia, Seimas į tą rezoliuciją rašė dar porą papildomų žodžių, visiškai atliekamų ir perteklinių, bet su rimtom teisinėm ir politinėm implikacijom. Ta rezoliucija nėra panaikinta, ji ir dabar galioja. Ir jinai skelbia, kad neturi būti registruojami sandoriai dėl žemės ūkio paskirties žemės ir miškų ūkio paskirties žemės. Iš kur miškai? Su Europos komisija dėl miškų ūkio paskirties žemės nebuvo deramasi. Kas ten Seime žiūrėjo, į ką žiūrėjo, aš nežinau, bet šitos žodžius įrašė. Tai šitaip Seimo rezoliucijai mes pakeičiame Lietuvos konstitucinę teisę, iš esmės iš pagrindų, pakeičiame Europos teisę, kas įdomiausia, mes net pakeičiame Lietuvos stojimo Europos Sąjungos sutartį, iš principo, per Seimo rezoliuciją.
kuri yra tebegaliojantis teisės aktas šiandien. Galėčiau daug apie tai kalbėti, bet tiesiog Ramūnas man uždavė tam tikras laiko ribas. Tai dabar kokios išeitys yra siūlomas šitoj mūsų visuomeniai ir šitoj mūsų politiniai bendruomeniai, kokios yra išeitys siūlomos. Apskritai, situacija yra ta, kad teise yra nebepasitikima. Nepasitikima ne šiaip, kad teisininkais, teisėjais, policininkais, prokurorais ar dar kažko. Nebepasitikima teise kaip tam tikrų institutų. Ir manoma, kad to pasitikėjimo bus daugiau, jeigu visuomenė bus labiau įtraukta į visą teisinę praktiką. Aš jau nekalbu apie teisingumo vykdymą, tai yra į teismus tiesiogiai, bet apskritai į visą teisinę praktiką. Kas yra nutylima? Nutylima, kad tam tikra prasme visuomenė arba vadinamieji visuomenės atstovai jau yra įtraukiami į vienokias ar kitokias praktikas. Dar daugiau, kad teisinė praktika tam tikra prasme arba tam tikrų laipsnių yra deprofesionalizuojama ir arba jeigu nėra deprofesionalizuojama, tai tam bent sudarytos prielaidos. Duodu vieną pavyzdį vėl. 2008 metais prieš Seimo narių priesaiką iškilo klausimas dėl vadinamosios Lenko kortos, kurią turi 2 išrinkti Seimo nariai. Vyriausioji rinkimų komisija, susidūrusi su ta problema, nusprendžia, kad reikia gauti teisinę išvadą dėl to, ar tie asmenys gali prisiekti Seime. Kadangi pagal konstituciją Seimo narių negali būti toks Lietuvos pilietis, kuris yra, cituoju, priesaika arba pasižadėjimus susijęs su užsienio valstybe. Priesaika interpretuojama paprastai kaip pilietybė. O pasižadėjimas, kas tai yra? Lenko kortos turėtojas pasižada, jeigu susidurs Lenkijos ir Lietuvos interesai, veikti Lenkijos interesais. Ar gali toks žmogus būti Lietuvos Respublikos Seimo nariu? Klausimas subtilus, jautrus, labai jautrus, politinis. Bet kur kreipiasi Vyriausioji rinkimų komisija arba pasiūlo tiems žmonėms kreiptis? Ne į Teisingumo ministeriją, ne į kokią nors teisinę instituciją. Jin pasiūlo kreiptis į Užsienio reikalų ministeriją. Labai teisinė institucija. Užsienio reikalų ministerijos kancleris ar viceministras, kas jis tuo metu buvo, dabartinis vyriausybės kancleris. Jis parašo vieno sakinio atsakymą. Mūsų manimų čia nieks niekam neprieštarauja. Nes jisai vertina neteisiškai. Jis vertina santykius su Lenkija plotmėj. Ir tą galima suprasti, tam ta institucija ir yra Užsienio reikalų ministerija. Seimo nariai prisiekė ir dabar mes vėl girdime iš kai kurių politikų, kad vis dėlto tą klausimą reikėtų iš naujo iškelti. Tai reikėjo iškelti prieš 3 metus, taip kaip dėrėjo iškelti teisiškai. Čia tik vienas epizodas. Kitas pavyzdys. Užimant tam tikras teisinės pozicijas, tam tikras pareigas, teisėjo, notaro, advokato, antstolio ir įvairias kitas pareigas valstybės tarnyboje, reikia teisinio išsilavinimo ir labai dažnai teisinio darbo stažo. Kai kur nebūna parašyta, kad reikia teisinio išsilavinimo, bet tikrai reikia teisinio darbo stažo. Kaip ir visi žmonės, tai ir tie žmonės, kurie baigia teisės mokslus, nebūtinai dirba teisininkais. Jie kažkur dirba, bet nebūtinai tas darbas yra teisinis darbas. Bet jeigu toks asmuo norėtų tapti, pavyzdžiui, notaru arba antstoliu, tai ten yra tam tikri reikalavimai. Aš tik apie vieną reikalavimą kalbėsiu, tai apie teisinio darbo stažo reikalavimą. Kas yra teisinio darbo stažas? Tai nustato vyriausybė savo nutarimu. Tas nutarimas kažkada buvo priimtas ir nuolatos vis papildomas, pakaitaliojamas. Paskutinį kartą berods 2009 metais. Tai pažiūrėkit, kas pagal vyriausybės nutarimą yra teisininkas Lietuvoje. Tai aišku, kad ten yra teisės dėstytojai, prokurorai, teisėjai, advokatai, notarai ir taip toliau. Čia dėl to abejonių nekyla. Toliau yra įvairūs specialistai, konsultantai ir įstaigų vadovai, ir parašyta, kurių pareigybių aprašymuose ar teisės aktuose nustatytas specialus reikalavimas turėti aukštąjį teisinį išsilavinimą ir aiškiai įtvirtintas atliekamų funkcijų teisinis pobūdis. Nėra jokių priekaištų dėl šito. Bet toliau sąrašas darosi labai didelis. Ir ten įrašyta viskas. Seniūnai, merai, aišku, prezidentas, ministrai, viceministrai, Seimo frakcijų seniūnai, tų seniūnų referentai, Seimo kanceliarijos patarėjai, padėjėjai, ministrų patarėjai ir panašiai. Reiškia, ministro arba Respublikos prezidento patarėjas kokiai nors, nežinau, žemės ūkio klausimams yra žmogus dirbantis teisinį darbą. Pagal pareigas. Ten nėra parašyta, kad turi būti funkcijos teisinės ar tų funkcijų pobūdis teisinis. Jis dirba teisinį darbą. Kad nebūtų per maža. Visi ambasadoriai,
konsulai, iki atašė imtinai. Visi diplomatai yra teisininkai. Nesvarbu, koks tas darbas. Jis gali būti kultūros atašė, bet jisai pagal šitą vyriausybės nutarimą jis dirba teisinį darbą. Tai jeigu būtų koks nors medicininių specialybių sąrašas, tai aš visą laiką juokauju, tokiu atveju galim būtų parašyti, kad medikais laikomi, be gydytojų, ten felčerių, ten slaugių ir dar kažko tai, laikomi be kita ko sveikatos apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas. Arba jo sekretorius netgi, arba farmacijos kompanijos atstovas viešiesiems ryšiams, arba ligoninės garažo viršininkas. Ko ne medikas? Kitas pavyzdys. Visuomenės atstovai. Visuomenės atstovų mums reikia visur. Yra įvairios komisijos sudarytos, duosiu tik vieną kitą pavyzdį. Įstatymas visuomenės atstovais vadina tuos asmenys, kurie yra įvairias komisijas paskiriami, bet nepriklauso atitinkamam profesiniam cechui. Pavyzdžiui, teisėjų atrankos komisija, teisėjų vertinimo komisija ir ypač labai tokia svarbi komisija kaip teisėjų etikos ir drausmės komisija. Joje yra 7 nariai, iš kurių 4 yra visuomenės atstovai. Dažnai jie būna teisininkai. Kaip taisyklė, politikams, kurie turi deleguoti ten tos atstovus, užtenka išminties nepaskirti žmonių į tą komisiją, kurie su teisė neturi ryšio. Vienas buvo paskirtas, jis ten šviesoforos miesto centre vartė ir turėjo atsistatydinti, reiškia, o visi kiti yra pakankamai rimti, solidus teisininkai. Bet aš noriu paklausti, ar mums neužkliūna pavadinimas visuomenės atstovai? Kokią visuomenę jie atstovauja? Šiandien 4 tos komisijos narius iš 7 skiria Respublikos prezidentas pagal įstatymą. Tai yra prezidento atstovai, jie nėra visuomenės atstovai, jie yra vieno konkretaus politiko atstovai. Tai taip ir vadinkime. Visuomenės atstovavimo mechanizmo nėra. Ir atsiskaitimo visuomeniai mechanizmo irgi nėra. Čia yra iš esmės tam tikra fikcija, bet mes prie fikcijų esam pripratę. Mes pripratę prie štampų. Ir štai dabar, kai renkasi naujoji prokuroro etikos komisija, visa žiniasklaida parašo apie tai, kad ten pirmą kartą dalyvaus visuomenininkai arba visuomenės atstovai. Kodėl juos taip vadinti? Tai vadinkim, kieno jie iš tikrųjų yra atstovai, tų politikų ar kitų pareigūnų, kurie juos ten paskyrė. Na ir baigiant. 2 iniciatyvos. Teisėjų rinkimai ir tarėjai. Čia iniciatyvos, kurios labai patinka visiems. Dėl teisėjų rinkimų truputėlį sudėtingiau arba lengviau tą iniciatyvą atmesti. Iš tikrųjų, teisėjai išskyrus Amerikos dalį valstijų niekur nėra renkami. Aš nelabai įsivaizduoju, kas būtų, jeigu Lietuvoje vyktų dar teisėjų rinkimų kampanijas. Mums jau užtenka Seimo ir savivaldybių, reiškia, su neaiškiais pinigais ir taip toliau. Ar mes norėtume dar, kad teisėjai eitų ir rinktų, reiškia, pinigus iš sponsorių, o paskui nežinia, kaip jiems atsiskaitytų. Tai šitą dalyką galima atmesti. Bet štai dėl visuomeninių tarėjų ar prisiekusiųjų tarėjų, čia yra įvairūs modeliai pasaulyje, 2 pagrindiniai ir mūsų siūlytojai dažniausiai nepasako, kokio modelio nori. Yra konstitucijos pataisa pateikta, bet iš tos pataisos nesuprasi, ar mes norime tokių tarėjų, kai buvo sovietmečių, tai yra tarsi tikri teisėjai, tik neprofesionalai, bet jie nuolatos būna bylose, ar mes norime atsitiktinai surinktų prisiekusiųjų tarėjų, kurie spręstų ne dėl teisės, bet tik tai dėl fakto. Kaltas, nekaltas, o paskui jau profesionalus teisėjas priimtų galutinį verdiktą. Iš tos pataisos nesuprasi, ko iš tikrųjų norima. Bet kuriuo atveju aišku, kad reikia keisti konstituciją. Nes pagal konstituciją tokių tarėjų, jokių tarėjų kol kas neįmanoma įvesti šito instituto. Tai kad nereikėtų keisti konstitucijos, mes turime išradingų žmonių. Jie neprisipažins, pavardės yra nežinomas, bet institucija žinoma, tai Teisingumo ministerija. Jie parengė projektą, kurį dabar turbūt paslėpė, nes projektas buvo labai stipriai sukritikuotas, jis nėra viešai paskelbtas, bet aš esu vienas iš nedaugelio, kuriems buvo parodytas projektas, tikintis matyt, kad gal ką nors patarsiu, kaip ir dar porą kolegų, bet patart galima buvo kai ką labai grubaus ir aš nenoriu sakyti, reiškia ką. Projektas buvo pavadintas visuomeninių teisėjų įstatymas. Kad nereikėtų keisti konstitucijos, o konstitucijoje teisėjai yra, buvo sugalvota, kad kai kurie teisėjai turės būti visuomeniniai, parenkami tam tikrai bylai. Visą projektą sudaro tik 13 straipsnių. Žmonės neįsivaizduoja, kokio masto tai būtų reforma įvesti tarėjus. Tai viskas susiveda, apsiriboja 13 straipsnių ir buvo numatytas maždaug toks procesas. Nesijuokit, tai nėra Juozas Erlickas perpasakojimas. Tai nėra, reiškia, kažkoks rankraštis rastas kur nors Vasaros gatvės prieigose, tai yra Lietuvos valstybės
institucijos darbuotojų sukurtas projektas ir darbuotojai turbūt gavo atlyginimą iš mokesčių mokėtojų kišenės. Tai štai atrodo, toks modelis buvo suprojektuotas. Kandidatus į visuomeninius tarėjus, nedaugiau kaip 1-3 byloms, turi parinkti, 2 būdai yra numatyti. Vienas yra atsitiktinis parinkimas iš rinkėjų sąrašų, mano manimu gana civilizuotas būdas, nes kompiuteris parenka ir tvarkoj. Bet antras būdas, kuriam teikiama preferencija, jos turi siūlyti. Kas turi siūlyti tos tarėjus? Surašyta politinės partijos, visuomeninės organizacijos, asociacijos, savivaldybių tarybos, seniūnijos, seniūnaitijos dar ir tokios yra. Na, tai bus tikrai nepriklausomi, reiškia, visuomeniniai teisėjai. Bet toliau tą atrankos procedūrą jie turi užsiimti savivaldybės tarybos administratorius. Svarbiausias pareigūnas, kuriam projekto rengėjo valia reikia suteikti ypatingus įgaliojimus, nes visos valstybės institucijos turi jam teikti visą informaciją. Kelmės rajono savivaldybės, atsiprašau, Kelmiškių, jeigu čia yra, galiu kitą rajoną paminėti. Kelmės rajono savivaldybės tarybos administratoriui visą informaciją, kurios tik jis pareikalaus, turėtų teikti valstybės saugumo departamentas, specialiųjų tyrimų tarnyba, policija ir taip toliau ir taip toliau. Kas tą sumastė, aš nežinau, bet tai parašyta. Toliau, minimalūs reikalavimai. Teisėjams mes kalbam apie teisėjų kvalifikaciją, jie nuolatos ją turi kelti, o jiems nereikia tiems visuomeniniams teisėjams jokių kvalifikacijos reikalavimai keli. Amžius nuo 21 iki 70 metų, 21 tai čia pats tinkamiausias. O kai kurie 70 patys tinkamiausia, ne? Toliau, mokėti valstybinę kalbą, nu čia gerai, nepriekaištinga reputacija ir teistumas turi būti pasibaigęs arba išnykęs. Tai žmogus, kuris prieš 50 metų baigė ten kokio nors rajono pagalbinę, vakarinę, pamaininę mokyklą, po 3 metus pasėdėjęs kiekvienoje klasėje, ir jo 6 teistumas už vagystę su įsilaužimu jau yra išnykęs arba pasibaigęs. Nu nežinau, nebent mes sakysim, kad jo reputacija nepriekaištinga, bet neapibrėžta, kas yra ta nepriekaištinga reputacija. Tai jisai labai tinkamas. Maža to, jis negali atsisakyti. Aš nejuokauju, taip parašyta. Jeigu jį parinko, jis turi tą funkciją atlikti. Ir turi ją atlikti, nori, nenori. Jeigu jis neatvyksta į bylą, jis turi būti atvesdintas. Jam skiriama 1000 litų bauda. Tas tikrasis teisėjas paskiria jam baudą, nes ten bus vienas visuomenis ir vienas tikrasis. Jam paskiria baudą ir jisai vis tiek turi spręsti bylą. Bet projekto rengėjai parašo, kad su byla susipažinti jam neleidžiama. Kaip spręsti bylą nesusipažinus su ją, aš nežinau. Yra alternatyva. Leidžiama, bet paskutinę dieną prieš posėdį. Kaip tą įsivaizduoti, aš neįsivaizduoju, kaip reikia tokią bylą spręsti, bet tik to reiškia, nu gal kaip nors išspręs. Jis turi visas procesinės teises, jis gali užduoti klausimus ir taip toliau, visiems proceso dalyviams. Apie ką jis klaus, nesusipažinę su byla, aš nežinau, bet turbūt turės žmogus ką paklausti. Toliau reiškia, kai procesas baigėsi, jisai tas nuo 21 iki 70, žodžiu, raštu nereikalaujama, turi pareikšti įstatymo projekte, tai parašyta, savo vidinį įsitikinimą dėl bylos. Aš manau taip. Jeigu teisėjas su tuo vidiniu įsitikinimu sutinka, tai teisėjas iš esmės priima sprendimą byloje. Jeigu nesutinka, privalo raštu motyvuoti, kodėl nesutinka. O tas visuomeninis tarėjas, tada tiesa jau raštu, gali per 3 dienas išdėstyti, kodėl jisai nesutinka su teisėjo priimtų sprendimu, po to teisėja galima linčiuoti, šaukti minę, ten reiškia keikti ir taip toliau. Tas nenumatyta įstatymė, bet tą galima prognozuoti. Kas apmoka visą šitą? Kas apmoka rengėjų projekto darbą, mes žinome. Kas apmokėtų tokių visuomeninių tarėjų darbą, visuomeninių teisėjų darbą? Darbdavys privalo išlaikyti jam darbo vietą. Kad darbdaviui kas nors būtų kompensuojama, nenumatyta. O kadangi procesas gali būti labai ilgas, tai aišku, tam visuomenininkui reikia šį bei tą mokėti, tai jam bus mokami dienpinigiai, bet po to, kai procesas pasibaigs. Po mėnesio, po 2. Ir kadangi sąskaitos gali būti didelės, čia perlas pabaigai. Projekto rengėjai rašo, kad bylos nagrinėjimo išlaidas teisėjas, tas tikrasis, ne visuomeninis, gali paskirstyti bylos šalims, atsižvelgdamas į jų elgesį proceso metu.
Aš nežinau, ką toliau sakyti. Tai yra parašyta, tai buvo atspausdinta, turiu įrodymus ir taip toliau. Tai štai tokia reforma. Reikia traukti visuomenę ir visiškai paskutinis akcentas tada, kokia visuomenė. Aš nesu prieš visuomenės dalyvavimą, aš tikrai, nesupraskite neteisingai. Neplauksiu prieš srovę ir manau, kad visuomenės dalyvavimas kartais gali būti labai naudingas. Bet klausimas, dalyvavimas kur? Ir antras klausimas, kokios visuomenės? Tai pažiūrėkime į veidrodį, kokia visuomenė. Oficialūs duomenys, specialiųjų tyrimų tarnybos tinklalapis, Lietuvos korupcijos žemėlapis praėjusiu metu rugpjūčio mėnuo. Mūsų visuomenė, Lietuvos, yra gyventojai, iš kurių mano, kad kyšis padeda spręsti problemas, spėkite kiek? 79%. 4/5. Kiek yra pasirengusių duoti kyšį čia ir dabar? 57%. Nedvėjotų, tikrai neduotų dėl įsitikinimų ir panašiai, tik 29%. Kiek nedavė kyšio per paskutinius 5 metus? Nu, aišku, daug kas nedavė dėl to, kad nebuvo galimybių, nebuvo progų, pinigų neturėjo, nieks neprašė ir taip toliau. Tai štai iš tų, kurie nedavė kyšio, atrodo, dori žmonės, 52%, reiškia, truputį daugiau negu pusė nedavė kyšio dėl to, kad nebuvo tokios situacijos, kur iš jų reikalautų kyšio. Šiaip jie duotų. Dabar kiek yra pasirengę paimti kyšį? 30%, reiškia. Kas trečias? 1, 2, a jūs jau pasirengęs, taip? Taip. Nu, aš galiu iš kito galo skaičiuoti, nesvarbu reiškia. Taip. Toliau. Dar 22% nežino, ar paimtų. Tai yra pasvarstytų, bet paimtų, jeigu geras būtų. Iš tų, kurie per paskutinius 12 mėnesių, tai yra per metus kalendorinius, nepaėmė kyšio, 2/3, 63%, nepaėmė tik tai todėl, nurodo pagrindinė priežastį, kad nieks nepasiūlė. Ir taip toliau, aš neteiksiu visų šitų, ten yra labai išsamus tyrimas, tarp jų reprezentatyvus, Vilmoros atliktas ir daro gerą įspūdį. Aš noriu pasakyti, štai yra veidrodis, štai yra visuomenė. Ir mes galim kalbėti apie visuomenės dalyvavimą, bet jeigu iš 6 tarėjų bent 2/3 patenka į šitos procentus, mes turėsime kitą problemą. Dėl to mes turim iš tikrųjų labai rimtai galvoti, kokiais būdais įtraukti visuomenę į teisinę sistemą, kad visuomenė pagaliau vėl pradėtų pasitikėti teise. Deja, nuo pat pradžios, nuo kokių 94 metų, kai buvo rengiami aktai, kurie vadinasi teisinės reformos sistemos metmenys, juose nieko nebuvo apie teisinį ugdymą, apie teisinį švietimą. Mes visą laiką įsivaizdavome, kad pakanka to, kad mes sukursim naujus kodeksus, iš esmės atitinkančius ES standartus, kad mes sukursim naujas institucijas, ten teismų sistemą, prokuratūros sistemą, ombudsmenų institutus ir taip toliau, pertvarkysim kai kurias egzistuojančias institucijas ir kai ką padarėm Lietuvoje labai sėkmingai, notarai yra vienas iš tų pavyzdžių, turbūt vienas iš sėkmingiausių Lietuvos pavyzdžių. Antstolių institutas yra gana sėkmingai reformuotas Lietuvoje. Labai netgi sėkmingai reformuotas. Ir tendencijos yra teigiamas, pozityvios. Tai mes visą laiką įsivaizdavome, kad to pakaks. Bet pagrindinį dalyką išleidome iš akių. Tai yra visuomenės teisinį ugdymą, visuomenės teisinį švietimą, pagarbos teisėjai ugdymą. Ir kokie čia turėtų būti receptai, aš negaliu pasakyti, reiškia. Bet man atrodo, kad svarbu diagnozuoti. Tai aš tą ir pabandžiau, šiek tiek viršydamas tą laiką, kurį man davė Ramūnas, bet aš dabar atsiprašau ir dėkoju uždėmesį, o jeigu bus klausimų atsakysiu. Arba bandysiu atsakyti, bent jau.